Rimantas Vanagas. Jis maloniai su jumis pasidalins mintimis, kaip jam gimsta eilėraščiai apie motiną, meilę, tėvynę ir taipogi aktorius Juozas Šalkauskas, kurio mielą balsą kiekvieną rytą girdime per radiją. Prašom. Eilėraščius tai jau rašau senokai, nuo 6 klasės. Pirmą eilėraštį tokį išspausdinau Anykščių rajono laikraštį Kolektyvinis darbas. Buvo toks Anykštos pirmtakas. Tai tas eilėraštis, aš jį dažnai kur deklamuoju, nežinau, aš jūs girdėjote ar ne, bet aš neatsispiriu pagundai dar kartą pasakyti, koks tai buvo eilėraštis. Tai buvo eilėraštis Lesykla. Ant tvoros prie obelėlės tupi žvirblis susivėlės. Susitraukus alkana, straksi zylė geltona. Kai vytukas juos pamatė, lesyklėlę tuoj pastatė ir pabėrė trupinių dėl paukštelių alkanų. Ačiū Vytui, čirškė žvirblis jam kas rytą, čiulba zylė geltona, niekuomet nealkana. Va, esu gimęs ir augęs prie Šventosios. Šventoji, tai man toks yra, kaip čia pasakys, tiesiog kaip kokia krikštamotė ar gal net daugiau, nes kažkaip neįsivaizduoju savo gyvenimo be upės. Ir, pavyzdžiui, aš negaliu nei pailsėti, nei kažkur tai pabūti taip maloniai, jeigu man nėra, sakykim, greta vandens. Pavyzdžiui, norint rašyti, arba norint, sakykim, kad ir apie žmonės kažką papasakoti, arba jiem, tai toj pačioj mano Žvejų gatvėje, praktiškai apie kiekvieną šeimą, apie kiekvieną žmogų yra tokie likimai. Ir tokie gyvenime ir žmonių, tokie charakteriai ir savybė, žodžiu, nu, tokie įdomiausi yra asmenybių greta. Ir aš kažkaip tai visą laiką iš toli grįžtu atgal. Tai man pasiūlė. Kaip tik vat šiuo metu gal reikalingas toks ar žodis, ar eilėraščiai, kurie gali, nu, kažkiek tai sušildyti gal žmogų. Ar sugrąžinti prie tų tokių vertybių, tokių, kurios nesikeičia. Pavyzdžiui, argi gali, sakykime, nu, kokia bebūtų santvarka, arba kokia bebūtų šalis, ar Afrika, ar Azija, ar laikai prieš 50 metų, ar 100 metų į priekį, vis tiek, man atrodo, kad, sakant, meilė yra toks dalykas, kad, nu, visi yra aktualus ir čia vienas gražiausių dalykų pasaulyje. Arba, sakykime, motina, nu, kas gali pakeisti, kokią partiją, koks nusiteikimas ir panašiai, nu, čia yra tokie amžinė irgi, kaip sakant, kriterijai. Arba gimtinė, tai kur bebėgtume, vis tiek mes niekur nepabėgsim, nei nuo savęs, nei nuo savo namų. Tai va, tai aš žodžiu surinkau tos eilėraščius, kurie man pačiam atrodė gal artimiausi, gal šilčiausi ir man atrodė, kad tokių eilėraščių dabar reikia. Jūs dabar ką tik tai matėte Dariaus Korsako nufilmuotą siužetą iš susitikimo su Anykštėnų rašytoju, poetu Rimantu Vanagu. Susitikimas įvyko kovo 15 dieną Svėdasų kultūros namuose. Jame dalyvavo ir aktorius Juozas Šalkauskas. Jis pristatė naują poeto eilėraščių rinkinį Triskart lietus. Penktadienį Svėdasų bibliotekoje įvyko tradicinis trečiasis susitikimas su svėdasiškiais literatais. Šį kartą jame dalyvavo jauniausios kartos atstovai, moksleiviai. Sandra Balaišytė, Aurelija Kubiliūtė, Monika Petrokaitė ir Darius Guobis. Kiekvienas iš jų pristatė po pluoštelį savo kūrybos eilėraščių. Buvusi mūsų mokyklos mokinė, dabartinė Rokiškio kolegijos auklėtinė Aušra Matulevičiūtė paskaitė savo ir Linos Gudelytės eilėraščių. Susitikimas maloniai nuteikė visus jo dalyvius savo paprastumu ir nuoširdumu. Antroje vakaro dalyje jaunieji literatai susitiko su Pedagoginio instituto vyresniąja mokslinė bendradarbė, socialinių mokslų edukologijos daktarė Rimanta Matlašaitienė, Kauno technologijos universiteto administravimo fakulteto socialinių sistemų valdybos katedros docentė, socialinių mokslų daktarė Nijolė Veličkienė, Vytauto Didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto 5 kurso studentė Judita Makutėnaitė
ir Svėdasų televizijos redakcijos atstovais. Beveik 2 valandas trukusiame pokalbėje buvo aptarti mokyklos, bibliotekos ir kultūros namų bendradarbiavimo principai bei galimybės. Mes sulaukėme daug sveikinimų, dėkojame už juos. Taip pat įvairiausių atsiliepimų, tame tarpe ir kritinių. Atsiliepimus, kurie liečia mūsų techninę pusę, mes paprašysim pakomentuoti radiomechaniką, kompiuteristą mūsų, kuris transliuoja ir daro užrašus mūsų televizijoje, Zenoną Navicką. Ką galima būtų pagerinti dėl matymo, dėl mūsų transliavimo. Aparatūra ta daug kainuoja labai. Visas tas malonumas tikrai yra brangus. Prieš laidą aš tiesiog, kai pasakė, kad reiks kreiptis, tai norėjau dar kartu ir su prašymu kreiptis, kad kažkas materialiai paremtų. Bet beeidamas išgirdau tokias kalbas, kad atseit mes kūrėm tą televiziją norėdami pasipinigauti. Žinot, aš nebeturiu ką į tai pasakyti. Kiekvienas iš mūsų čia turim už 1-2 vienas videokamerą, kitas videomagnetofoną, aš kompiuterį ir liaudiškai tariant pasiryžom bendram Svėdasiškių labui jos, kaip sakyt, trinti. O čia tokios mintis. Labai norėtųsi, kad tie, kurie pareikštų norą pabandyti šiandien prieš kamerą save, kad paskambintų seniūnai, o mes vieną savaitgalį susirinksim ir padarysim bandomosius filmavimus. Ir galbūt kitą laidą jūs savo ekranuose pamatysite kitus laidos vedėjus. Į mūsų rajoninį laikraštį Anykštę nusintėme tokią žinutę. Svėdasai Europos centras. Tokį šūkį 70-aisiais buvo iškėlęs miestelio jaunimas. Tai buvo ne šiaip skambi frazė. Svėdasiškiai kultūrinėme gyvenime sėkmingai varžėsi su anykštėnais. Jei pastarieji šokiuose trepsėdavo pagal magnetofoną, tai svėdasiškiams grodavo net 4 saviveikliniai ansambliai. Kultūros namuose kiekvieną vakarą buvo sukamas vis kitas filmas, o anykštėnai trindavo vieną ar tą patį po keletą dienų. Ir tą dažnai jau rodyta Svėdasuose. Baranausko aikštės fontanas ištryško gerą 10-mečių vėliau nei Svėdasų skverelyje. Ir jau seniai išseko, o Svėdasiškių dar gyvas ir šventadieniais bei kermošių progomis linksmuosi čiurlena. Tuometiniai Svėdasiškiai pirmieji rajone sukūrė jaunimo klubą, kurio veikla susidomėjo ne tik tai kultūros skyrius, bet ir saugumas. Ir dabar, kai Anykščių televizija jau beveik išstumta iš patogaus eterio laiko, Svėdasiškiai pasistatė savo televizijos siųstuvą ir pradeda transliuoti savo laidas. Taigi, mėly anykštėnai, siūlome rajono centrą perkelti į Svėdasus. Tikrai nenusivilsite. Tokią informaciją mes pasiuntėm prieš 2 savaitės. Bet kaip matėte, Anykštė jos neužtiko. Tikriausiai anykštėnai palaikė čia mažyčių pokštų. Bet kaip matot, šitas pokštas visai realus. Ką mes pasiūlysim šiam vakarui? Praeitoje laidoje jaunimas pageidavo filmų. Šitą galimybę mes padarysime. Bus rodomas filmas Vandens pasaulis. Iki sekančių susitikimų.